Čikagos priemiestyje Lemonte veikiančios palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos mišrus choras Amerikos lietuvius pakvietė į tradicinį jau 21 kartą surengtą kalėdinį koncertą. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos mišraus choro išskirtinumas žilstelėjo mišukuosenomis pasipuošę į 8-9 metį įžengę atkaklūs choristai. Niekas nevaro iš kažkap iš principo, iš inercijos. Ir gėda, kol gyvas, gėda sustoti. Šia daugumas priklauso šitai parapijai. Taip sakant, ne parapijai, bet gyvenam šitam Čikagos priemiestyje. Ir kadangi visi čia gyvenam, daugumas ateinam čia į bažnyčią, žinai, savaitgalį vis tiek, tai čia yra toks, reiškia, praktiškas pasirinkimas. Reiškia, jeigu nori dainuoti, jeigu mėgsi dainuoti, jeigu priima tave į chorą, tai ateini jo. Kolai gyvi, kolai choristai gali šitie laikosi. Dabar atrodo, tai gal kamerinis choras gal perimtų. Kiti jau sako, norėtų pas mus ateiti. Gal. Prašom vis tiek. Prašom publikos viską, bet nieks neteina, labai mažai žmonių. Visi choristai yra savanoriai, niekokios algos nėra. Ir čia jų tik tai pasišventimas taip dalyvauti ir beveik visuomet, kas tik gali, sueina visuomet. Ir per repeticijas, turim ketvirtadieniais repeticijas, sekmadieniais per mišias jau giedam. O paskiau prieš kalėdas, ruošiamės kalėdiniam koncertui, tai kokias mėnesį repeticijos 2 sykius į savaitę būna. Tai, kad tie žmonės, net 12 iš jų, kurie dainavo šiandieną šios popietės koncerte, jie iš tikrųjų tiek metų aukoja, remia, myli ir leidžia savo laiką, ateina į repeticijas ir darom. Ir iš tikrųjų yra labai pareigingi, labai atsakingi žmonės, labai mieli ir stengiasi kiek jėgos, kiek sveikata leidžia. Ir man atrodo, kad mums reikėtų visiems iš jų pasimokyti tos atsakomybės, to kažkokio tai pareigos jausmo, o šiaip tai aišku labai būtų smagu, jeigu galėtumėm pritraukti jaunesnių jėgų, pastiprinti kolektyvą, bet kaip žinia, kad į bažnyčios jaunimas per daug nebėga. Jie ateina, kada reikia, šventės didžiosios, pirmoji komunija ir panašiai, o paskui prapuola. Aišku, sunku, sudėtinga šiais laikais, bet prie didelio noro įmanoma būtų, bet stengiamės išlikti, kiek dar galėsim. Kalėdinėme koncerte mišriam misijos chorui talkino Dariaus Polikaičio vadovaujamas misijos choras Vyturys ir neseniai susibūręs kamerinis choras, kurio iniciatorė Jūratė Grabliauskienė vadovauja ir palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos mišriam chorui. Jaukiame kalėdinėme koncerte taip pat pasirodė solistės Liana Kupustaitė Pauletė ir Genovaitė Bigenytė, trimitininkas Vytautas Jurevičius bei koncertmeisterė Lisa Kristina. Kamerinis choras iš tikrųjų atsirado dėl to, kad kadangi per šventes vyksta ne vienerios, ne 2 mišios, bet daugiau mišių ir kad užpildyti tą kitą laiką, nes per vienas tik tai mišias paprastai. Per vienas gieda misijos choras, per kitas mišias gieda vaikų choras ir dar liko, reiškiasi, 2 mišios, kurios neturėjo savo chorų ir taip atsirado organiškai, natūraliai, kad mintis, kad pabandyti reikia suburti žmonės, bent jau šventiniai, proginiai, ta prasme, susirinkti ir pagiedoti greitai skaitančius natas ir kad neužtruktų daug laiko pasiruošiant ir patiems tiesiog labai smagu.